Sveiki visi, čia Danielis Gaming, tiksliau, ir su manim bus Shadow Kale. Taip, čia ir vėl aš. Tai Mes va, esam Žaliukų mafija. žalia mafija. Ir Ir kartu su mumis yra mano mažasis brolis Aurimas. Štai jis ten per vidurį Sušaudom. nusipirko mašiną Niftemų. Vienintelis. Nežino kokią pirkt. Ir nežinau... Nu gerai, kėdam, nebėdėm. Okei. Ir tai jūs neįsivaizduojat, kiek mums užtruko pasiruošti šitam vidui. Hera, galas. Užsidarom bagažinę. Ruošinam galas, nu. Šaudo tave? Manęs neapšaudė. Ir kas čia buvo, net neįsivaizduoju, kas čia buvo, bet žinau, kad aš turiu dar parašiutą. Jo, nes man biški krizė, kaip mato, dirbu Kirčiu ir Aurimai suvarysi mašiną, aš tave suvarysiu. O dabar tu lavonas. Koks tu susivarėjai? Airi subuminam. Ką subuminam, aš turiu ginklą. Žuidži, davai, sušaudom. Nu, aš jau gimtadienį. Tai... Gerai, Airi, lekiam, tiesiai. Tiesiai? Okei, atleiskit iš manęs nekoks vairuotojas. Bet tai žodį tiesiai jas suprantu. Lekiam. Čia nelabai tiesus kelias ir Aurimas tave vejas. Įsitrauk kažką šaudo, užtverkiam kelią. Jis mir šiandien. Lauk manęs, Airi. Ai, nu, arba spauk, kada. Spaudžiu, iš į pievos įlėkė. Aš jam ant kulnų grinai sėdžiu. Jis išvažiuoja ant asfalto. Kamė. Čia, griovy. Kažkur vutu padarė. Bet jis nevips. Jo, va tu padarė, nu, panavidėjo. Oi, man vėl fikso reikia, nes jis mano mašiną pasižiūrėjo kaip sulamdė. Man irgi reikia fikso. Aš... Nežinau. Pafiksinsi mane? Ne. Gal pasakysiu. Pas savį lipo į galą. Vietoj to, kad pas mane atsisėstų. Nepafiksinai. Ai, nu. Negaliu tavo pafiksinti, kad biškai palūks. Jie gal baigsia, jinai rūksta. Ir taip, nusprendėm šį epizodą biškį pasiauti gatvėse. Filmuoju jų. Nugaidynu. Filmuoju ant 3 FPS-o. Nesmėtame, kad... Filmuoju, mano PC, vos panešant 2 FPS-o. Pas mane vargia 40 FPS-o. Bet filmuoju tik antram. Aš turiu mažą brolį ir dabar jisai prie manęs atėjo valgo. Kaip matot, aš nebe PD. Aš nebemetkirčiu. Nes kai... 1, 2, 3, gaza. Nes Danielius ten biški gavo NDS ir taip gavosi. Šešas. Nenorėjau palikti draugo be darbo, todėl ir pats palikau darbą. Ir taip. Tai dabar varom į VT2, manau. Padarome tokį video ir gal eina pasvejot. Žvejot. Nežinau, varom į VT2 geriau. Aš jau sulaukdavau tada. Varom į VT2 važiuojame, VT2. Jo, mes varom. Aš šiaip... Varom į metkirčius. Įsidarbinkim metkirčius, nes metkirčio O šalmas... ne, svat. Žinai, ko aš nekenčiu? To, kad tu atsitrenki man į mašiną. Bet tai ten priekis svatas. Ai. Nu, tai tada aš nedraugauju ir aš tikiuosi nebuvau užsidėjęs diržo, bet tai užsidėjau labai greitai. Na, taip, aš naudoju keibinderį, va čia likusios mano senos komandos, biški ir varom. Jis mane patikrint norėjo. Aš nustumiu biškį toliau. Jis mane patikrint norėjo, aš išlėkiau, nes aš jų į technikinės neturiu. Gerai, manau, gal Danieliu sustojam pavalgyti pizzos? Gal ir išvalgom, bet kadangi dabar šaudai mane filmuką. Aurimai, o dabar tu mirsi. O gaidį. Pirmėjus pradėjai. O jei, ir vėl ta mano mašina. Viskas, Janana. Mano mašina. Ir mano mašina subumino su sobu, taip. Kažkas mano mašiną su sobu subumino. Airidai, tavo brolį, atsiprašau. Airi, tu dabar pasiemam dviratį.
Davai. Sutviratukai. Žinai, ką aš padarysiu, palikti darbą. Palik darbą ir sėdam ant pizza boiku. Taip, mes dirbsim pizza boy. Visą šį epizodą išdirbsiu pizza boy, pamatysi. Netgi visą šitą epizodą. Jo. Čia jau pi darbas yra. Tai vieną varom. Nu, va, tu vienas varom. Ir tu gali padaryti, va, tu vienas, o aš ne. Vyks atranka į PD. Einam? Debilas, tu gal pati šūdikūną. Aš ką tik išėjau iš PD ir aš vėl ją grįšiu. Ne, kauju, aš eisiu, pildysiu atrankai fūras, gal pateksi. Taip, mes būsim fūro. Gal būsim. Tu čia neprisižadėk. Tikiuosi tau filmuoja, nebus taip kaip anąsyk. Filmavom video. Filmavom, bet nenufilmavom ir aš per Danielių kelt negalėjau. Kad tavo automobilis nesprogęs. Ką? Remontuoti mašiną. Mano tai leido suremontuoti. Net labai daug sumokėjau. Tai labai gražiai. Aš net labai daug sumokėjau. Ridai, aš į tavo mašiną sėdu. Jie atrakinta? Ne, jau užrakinta. Tavo mašina nukelta į mašinų turgų, bet kur? Nematau aš tavo Tavo sultą. mašina nukelta į mašinų turgų, bet jinai yra už 2 kilometrų. Okei, bugintą mašiną turi, sveikinu. Gal nori, kad aš tave lygi jos pametėčiau? Gal būtų gerai. Gal patrauk tą medkirčio mašiną iš galo su bumim. Ne, tai būtų. Pasidarykit mašiną, kaip žiūrit, tas, kad reikia Pamėgink, va, daužtuan su to savo bufalo ir tu lavonas. Regis išgirdo. Fegit. Gal nori atsisėsti mašiną? Gal nori, kad aš ją susirkyčiau? Iškrito durelės per tave. Taip spardai į kapotą ir iškrito durelės. Atsisėsk į tą pusę, kur durelių nėra. Aš leidžiu. Sėsk, Danieliau. Kurioj pusėj tavo mašina? Gal tu turi kokį nors ginklą, bet ką? Arba pavežam tave iki ginklų šopo, nusipirk MK. Ten jinai bus baisiai brangi. Ir partrenkiau kažkokį čivelį. Ir man tu su ją rodai. Gerai. Aš noriu, kad tiesiog. Tai tu pasižiūrėk. Gerai, aš sustabdau video ir pratęsim po ginčio. Tai va, sveiki sugrįžę, čia vėl aš, Danielius išėjo AFK, ten pas jį į kambarį pradėjo rėkti. Mūsų vėl mašina subūmino su sobu ir taip. Jeigu taip nutiks dar kartą, aš toliau važinėsiu lavorate ir jeigu mano brolis dar kartą išleis kokiu nors garsų, kurie man nepatiks, aš numesiu jį nuo pokalbio. Tai va, dabar taip, remontuojam savo mašiną. Tavo automobilis nesusprogęs? Kur mašina? Jis už 4 kilometrų? Ką? Okei, parodyk tiksliau. Kur mašina? Ačiū. Duok man mocą. Noriu pamatyti tą vaizdą, kaip mano mašina magiškai kažkur atsirado už 4 kilometrų. Vat ką reiškia pasitikėk kai kuriais žmonėm, kurie tau padarys mašiną gražesnę. Taip, tai tiesa, mes papirkinėjam iš soberius, kurie mums padaro mašinas gražesnės, kur kas pigiau, mes už 100 gabalų mes gaunam mašiną voledas su viskuo. Ir dabar taip, kur mašina? O šį kartą jau susprogus, ne? Jep, jau susprogus. Tai Aurimai, tu džeilė? Ja. Velnes, admins į heal. Ir tada palikti darbą. Taip, neišdirbsiu visos tos nesąmonės. Neišdirbsiu to viso laiko, kurį čia pasakiau, kad išdirbsiu, nieko neišdirbsiu. Neišdirbsiu tu 10 minučių epizodą. Eisiu įsidarbinsiu į medkirčius ir nuvažiuosiu savo mašinos. Gražios mašinos. Ir jau pardaviau, tiesą sakant, vieną sultaną. Jeigu taip akivaizdžiau
Danieliui teko paskolinti 3 milijonus, tu turi tik 4 su biškiu. Ir taip nepastebėjau, kaip nutrūko vida. Tai va, mane nervina tie soberiai, kurie čia būmina tas mašinas su savo sobais. Ir dabar aš pamėginsiu išmušti tos vartus ir per juos patekti VT1. Ir taip čia yra buginta vieta, nuo jos atšoki belenkai daug. Nors nebūna ten to didžiulio pagreičio. Ir va, mes esam čia ir išvažiam porą šitų ant kelio. Išvažiuojam čia. Pamatėm kažką negero, nes aš vėl be diržo. Ir matom čia Danieliaus tačkę. O kur maniškė? Oi, netyčia N parašiau, ne. Ir ką? Mano mašina antrą kartą subūmino sobai. Taip. Tu jau varai į lauką? Eisiu, matai, kad čia neįmanoma, kad mane dabar šeimoji. Nu, okei, aš jau pradėjau filmuoti be tavęs. Tai pabaigsime epizodą be tavęs, bet vis tiek tikslą aš noriu įgyvendinti. Šiandien tikiuosi susprogdinti porą mašinų. Ir patikėkit, Danieliau, pasistengsiu ir už tave. Kur yra irgi tavo mašina? Aš dabar pasiėmiau ir važiuoju link apsaugos kartu su savo mašina. Veikiu. Kur tu esi? Ir tai pirma mūsų auka būsima, bet jis pabėgo su savo raudonu infernusu. Ir manau, sustabdau video ir pradėsiu filmuoti tada, kada Danielius irgi turėjo savo tačką. Nu, tai Danielius nori tarti porą žodžių. Ką? Kur čia subūminti mašinos? Nu, gaidys esi. Ką tu šoknėjai ant 2 pystikų su savo Allah Akbar nesąmonę? Šaudžiu. Invertible esi? Aha. Okei, nu, aš šitus įrodymus pateiksiu, kad tu buvai trumpam įsijungęs Invertible. Ir taip. Manau, epizodas čia ir baigsis. Dėl mano labai gero draugo Danieliaus. Davai, vyrai. Davai. Ir totės.